Sveiki, infliacija tampa vis populiaresniu žodžiu naujienose ir per TV, taigi daug kam kyla klausimas, kaip apsisaugoti nuo infliacijos ir kainų augimo ir pinigų nuvertėjimo. Angliškoje erdvėje labai daug informacijos šią temą, tačiau lietuviškame YouTube beveik nėra, todėl nusprendžiau sukurti šį video. Turiu super patarimą, ne tik kaip apsisaugoti nuo infliacijos, bet kaip ir praturtėti per krizę. Daug domėjaus angliškoje erdvėje, bet nesu finansinis patarėjas, neturiu ekonominio išsilavinimo. Taigi mano ir daugelio kitų žmonių nuomonė, geriausia apsauga nuo infliacijos yra auksas ir sidabras. Dėl šių priežasčių. Daug mokslinės medžiagos, įveskite į Google Gold as a hedge against inflation. Auksas gali suklestėti, kuomet yra infliacinė ir krizinė aplinka. Istoriniai įrodymai, tūkstančius metų auksas neprarado perkamosios galios. Yra daug nuomonių, kad mūsų laukia ekonominė krizė. Įveskite į YouTube Economy will crash ir yra daug nuomonių, kad kuomet prasidės krizė, tuomet aukso vertė gali kilti 10, 20, net 50 kartų, niekas nežino, kiek vertė padidės. Ir kokie įrodymai, pavyzdžiui, Venezueloje prieš kelis metus ar seniau biškį, kai buvo hiperinfliacinė krizė, yra informacijos, kad už unciją sidabro, kuri šiuo metu kainuoja mažiau nei 30 €, buvo galima išmaitinti kelių žmonių šeimą vieną mėnesį. Taip pat Turkijoje, kur dabar galimai prasideda hiperinfliacinė krizė, nuo spalio iki gruodžio aukso kaina išaugo dvigubai. Taipogi auksas ir sidabras yra Dievo pinigai. Mano nuomonė, Dievas net netiesiogiai reklamuoja auksą sidabrą šiais būdais. Pirmas, muzika. Seniau vienu metu per radiją grojamų skaičių suskaičiavau dainas, kurios vartoja žodį auksas ir gavau skaičių 6-8. Per muziką labai dažnas žodis, taip pat ženklai gatvėse, daug lombardų labai ryškiai iškabinę žodžius auksas, seniau taip nebuvo. Taipogi laikraščiai ilgą laiką dažnai antraštėse būdavo auksinė taisyklė, aukso kasyklos arba ten auksinės vestuvės, visokių žodelių, idiomų prikurdavo laikraščiuose. Seniau tokio dažnio nebuvo. Taip pat parduotuvėse daug ženklų. Vieną kartą iki parduotuvėje per garsiakalbius girdėjau 2 reklamas, kurios turėjo savyje žodį auksas. Taip pat YouTube yra labai daug informacijos angliškajame, kad aukso sidabro kainos vieną dieną sprogs į viršų. Įveskite į YouTube Gold prices will skyrocket arba Silver prices will skyrocket. Taipogi prašau palaikinkit, pašėrinkit ir subscribinkit šį video. Aš padedu jums, jūs padėkite man, prašau, ir tai padės pasiekti kuo daugiau žmonių, nes YouTube algoritmai tai veikia. Taip pat prisipirkti už labai daug tūkstančių gali būti labai rizikinga, nes tai būtų stabmeldystė. Dievui tai nepatiktų. Geriau labdarai gali skirti. Taip pat sidabrui gali sektis žymiai geriau nei auksų, bet siūlau turėti abiejų. Svarbu pirkti fizinį auksą sidabrą, o ne visokius virtualiai saugojimus ar popierinius. Ir dar aukso kainos gali kristi prieš pakylant, bet laukti tikrai nerekomenduočiau. Dėl ko vieną dieną aukso sidabro kainos gali pakilti į viršų. Hiperinfliacija ir dolerio žlugimas ir pasauliui gali prireikti naujos valiutos paremto auksu. O dabar doleris tikrai daug informacijos, kad gali žlugti dėl tų masinių pinigų spausdinimų vykstančių Amerikoje. Kas pakeis JAV dolerį? Neseniai Kinija sukūrė skaitmeninę valiutą Digital Yuan, rašosi į ilgoji UAN, Digital Yuan, arba dar galima įvesti Digital Renminbi, ten iš viso sunkiai rašas. Jeigu įvesite į YouTube Digital Yuan, rasite daug nuomonių, kad Kinija nori pakeisti JAV dolerį kaip rezervinę valiutą. Kodėl pasaulis norės tokios valiutos? Nes ji bus paremta auksu ir greičiausiai šiam tikslai paskutinį apytiksliai gerą 10-metį ar ilgiau Kinija masiškai kaupia auksą ir netgi gyventojams rekomenduoja pirkti jį. Pagrindinė problema, kad valiuta būtų paremta auksu, reikia sukaupti labai didelį jo kiekį ir Kinija slepia, kiek yra sukaupus aukso, bet jis gali būti perkainotas ir padidinta jo vertė. Tuomet išloštų ir visi investuotojai į auksą. Ir tuomet užtektų Kinijos aukso rezervų ir naujoji skaitmeninė valiuta taptų rezervinė pasaulio valiuta. Kodėl naujoji valiuta yra skaitmeninė?
Mano nuomonė, kad išsipildytų biblijinė pranašystė, kad vieną dieną niekas negalės nei pirkti, nei parduoti, jei neturės žvėries ženklo. Greičiausiai čipo rankoje ar kaktoje. Čia pagal Bibliją, ne pagal mane. Jeigu naujoji pasaulinė valiuta yra skaitmeninė, tuomet bus žymiai lengviau įgyvendinti šią pranašystę. Bet praeis mažiausiai 4 metai, kol atsiras čipai, tad galėsite paišlaudauti su auksu uždirbtais pinigais, bet labiausiai rekomenduoju padėti kitiems žmonėms, o ne namus ir mašinas pirkti. Taipogi tas žvėries ženklas yra labai svarbus jūsų amžinybės likimui, ar jūs amžinybę praleisite rojuje ar pragare. Tad itin siūlau apsišviesti šią temą, o tai galite padaryti mano svetainėje www.wakeup2121.lt. Dar galite YouTube įvesti Mark of the Beast. Kokios yra alternatyvos auksui? Antra alternatyva auksui yra nekilnojamas turtas. Manau, čia yra susidaręs burbulas, kuris bet kada gali sprogti. Tiesą sakant, Kinijoje jau dabar sproginėja su Evergrande. Vėl aš nesu finansinis patarėjas, atsiprašau. Jei praturtėsite su auksu sidabru, padėkite kitiems žmonėms, nes auksas sidabras yra Dievo pinigai ir reikia elgtis atitinkamai. Jei bus superinfliacinė ar hiperinfliacinė krizė, tai siūlyčiau turėti maisto ir vandens atsargų, kad nereikėtų laukti eilėse. Auksas nevalgomas. Kaip vystysis krizė, niekas nežino, gali prasidėti ir su defliacija, bet vis tiek galutinis žaidimo planas, mano nuomonė, yra superinfliacija ar net hiperinfliacija. Taipogi nereikėtų būti siauro mąstymo. Viskas pasaulyje sukasi ne apie ekonomiką ir auksą, bet apie tikėjimą ir Dievą. Jūs galite pražūti per būsimus laikus, net turėsite prikaupę daug aukso sidabro, jeigu nebūsite apsišvietę. O susipažinti su dabartiniais ir būsimais laikais galite mano svetainėje www.wakeup2121.lt. Tikrai labai rekomenduoju. Taigi, reziumuojant, prašau palaikinkit ir pašėrinkit šį video, tai labai padės pasiekti daugiau žmonių ir subscribinkit, prašau. Taipogi, prašau, apsilankykite mano svetainėje www.wakeup2121.lt, kad susipažintumėt su dabartiniais ir būsimais laikais, nes tikrai bus nenuobodu.